Golf Villas and Suites, Sharm el Sheikh, Albatros. O tokiuose namuose gyvenam. Bent jau mes gavom antram aukšte. Visai nebloga. Kadangi jūra yra toli, nes čia antroji linija viešbutis, tai va laukiam stotelėj tokioj, kas 5 minutės ar 7. Atvažiuoja golf karas, nuveža visus. Padarysiu trumpą kambario apžvalgą. Rixos Albatros, Peak Albatros Luxury Suites. Va numeris. Tokį gavom. Įeini. Čia Suite numeris. Sakyčiau, labai neblogai. Šiandien pirma diena, tiksliau antra. Palikom eurą ant lovos, gal 2. Tai padarė kažką tai paukštį, sulčių dadėjo. Tokia erdvė. Dar vienas telikas. Kažkaip su 2 telikais dar neturėjau numerio, kiek keliauja. Čia mūsų erdvė. Hola, ¿cómo estás? Staliukas. Lova tai superinė. Milžiniška ir labai jau patogi. Papildyką žindarą. Ne, martelis tai mūsų. Kolos butelis. Nebuvo kolos. Čia va tokia spinta. Čia jau mūsų lagaminai. Lygintuvas yra. O, ten seifas, aišku. Taip atrodo vonios kambarys. Bidė, tualetas, vonia ir aišku dar netgi dušas. Su tokiu dideliu, kaip jis tam vadinasi, pakybo. Nesvarbu. Ir balkoną dar parodysiu. Ne tas kambarys. Aš čia norėjau ne iš tos pusės balkoną parodyti. O tai būna, kai gauni 2 kambarius vietoj 1. Nemokamai. O, taip atrodo mūsų kambarys ir taip atrodo mūsų balkonas. Vaizdas į palapinę. Neįvertinčiau, bet balkono dydis tai labai didelis. Tikrai, nežinau kiek čia kvadratų. Ten priekyje restoranas, ant grilio kepa, kažką kepa. Matosi baseinas, muzika groja. O čia šitas autobusas kiekvieną dieną, nežinau, po 1 milijoną kartų veža prie jūros, kas kelias minutės. Nes yra viešbutis antroje linijoje. Ten matosi pavadinimas. Buvęs čia Rixos. Golf Villas and Suites. Bet dabar Peak Albatros. Tai va, šitą stotelę ateini ir tave veža. Tai va.